Sveiki, brangus draugai. Mes tęsime švento rašto tyrinėjimą. Šios dienos tema šviesa iš šventyklos. Su mumis yra pastorius Valius. Labas, Valiu. Labas, Algimantai. Kokią rašto vietą pradėkime? Paskaitysiu laišką Hebrajams, 8 skyrių, nuo 1 iki 2 eilutės. Mhm. Svarbiausia mūsų svarstymuose tai, kad mes turime tokį vyriausią kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešinėje, Taip. kaip einantis kunigystės tarnybą šventoje vietoje ir tikroje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Sakyk, kas čia rašo ir apie ką rašo? Laiško Hebrajams autorius, manoma, yra apaštalas Paulius. Ir kadangi krikščionis kreipia dėmesį į mūsų viešpatį Jėzų, tai iškilo klausimas po prisikėlimo, kur Jėzus yra, kur jis užžengė ir ką apie tai sako šventasis raštas. Kai mes skaitom evangelijas, evangelistų paliudijimus, tai mes randam tuos tekstus, kurie apibūdina Jėzaus žemišką gyvenimą. Bet kai skaitom kitas rašto vietas, tai yra kaip laišką Hebrajams arba apreiškimų knyga, tai yra aprašyta apie Jėzaus veiklą arba jo darbus arba jo tarnystę. Dangiškoje šventykloje autorius laiško Hebrajams rašo, kad svarbiausia mūsų svarstymuose, kad mes turime tokį vyriausią kunigą, kuris danguose atsisėdo didybės sosto dešinėje. Taip. Ir šiandien mes kalbėsim apie tarnystę dangiškoje šventykloje, kaip apie tai buvo išpranašauta Senajame testamente. Gerai. Valiau, yra daug istorinių šaltinių, kurie kalba apie skirtingas šventyklas pastatytas skirtingose pasaulio vietose. Tai yra buvo ir Graikijoje, ir Senovės Romoje, galų galiai yra istoriniai šaltiniai apie Lietuvoje, kažkur tai buvusią šventyklą. O kada pirmą kartą Dievo tauta pastatė šventyklą ne pagonių dievams, bet dangaus dievui, kitaip tariant, bibliniam dievui, o gal iš vis nebuvo to šventyklos? Čia yra iš vis svarbus momentas, jeigu tai pasižiūrim į išgelbėjimo istoriją ir atkreipiam dėmesį į pradžios knygos tuos pirmosius skyrius. Tai po to, kai nusidėjo Adomas ir Ieva, Dievas atskleidė, kad išgelbėjimas bus įmanomas per ateisiantį palikuonį. Taip. Ir toliau mes skaitom, kad buvo duotas atitinkamas nurodymas, tai yra iš tų veiksmų, kuriuos atliko Abelis, tai yra antrasis gimęs Adomo ir Ievos šeimoje sūnus. Ir jis aukojo auką. Ir toliau mes skaitome šventajame rašte, kad jau po nuodėmės atsiradimo tikinti žmonės ant aukuro aukodavo aukas. Ir kai mes atkreipiam dėmesį į Izraelio tautą, kai viešpats kreipėsi į Mozę, jis turėjo išvesti Izraelio tautą iš Egipto nelaisvės. Ir kai Dievas atvedė Izraelio tautą į dykumą, Mozė užkopė ant kalno. Tai Dievas davė jam atitinkamus nurodymus. Ir žiūrėk, Išėjimo 25 skyriuje, 8-9 eilutėse parašyta. Viešpats sako, te padaro jie man šventyklą, įdant galėčiau gyventi tarp jų, tiksliai kaip tau rodau, pagal padangtės ir viso jo apstatymo pavyzdį. Taip turite jį padaryti, ją padaryti. Tai dabar čia kaip gaunasi? Tai gaunasi, kad Mozė daro pagal kažkokį pavyzdį ir tas pavyzdys kažkur egzistuoja. Taip, tai yra pagal atitinkamą modelį, nes šita mintis labai yra svarbi, nes yra duodamas toks apreiškimas, kad egzistuoja dangiškoji šventykla. Ir Mozė turėjo pagal atitinkamą dangiškosios šventyklos modelį padaryti šventyklą, tai yra Izraelio tauta turėjo padaryti žemišką šventyklą. Ir todėl tekstas labai aiškiai atskleidžia, kad žemiškoji šventykla buvo atspindys dangiškosios šventyklos. To, ką Dievas parodė Mozei ant kalno. Ar tai reiškia, jeigu tai buvo atspindys, žemiškai šventykla to, kas buvo danguje, ar žemiškai šventykloj ir dangiškoj šventykloj vyko tie patys tarnavimai, tie patys procesai?
Ar jie skiriasi? Ką reiškia tie patys tarnavimai? Nu, Nes jeigu tu kalbi apie tą apeiginį tarnavimą, kuris buvo įkurtas Izraelio tautoje, tai to apeiginio tarnavimo, jis simbolinis tarnavimas, tai to tarnavimo tikslas buvo išaiškinti Evangeliją. Tai yra šventykloje atliekamas kunigų tarnavimas buvo geroji naujiena, tai yra vaizdinė priemonė, per kurią Dievas parodė, kaip jis gali sutaikyti nusidėjėlį su savimi. mhm. Tai yra kaip įmanoma žmogui sugrįžti pas Dievą. Gerai. Tai reiškia, žiūrėdami į Seno testamento šventyklą, aš galiu įsivaizduoti maždaug, suprasdamas tą perdavimą gerąją naujieną, kurią kunigai per savo tarnavimą bandė perduoti, kaip danguje funkcionuoja arba vyksta koks tarnavimas dangiškai šventyklai. Teisingai? Nes tai buvo atspindys tam tikras, ar ne? Taip reikia turėti omeny, kad tas tarnavimas žemiškoje šventykloje, kur Dievas numatė, kad kunigai atliktų šitą tarnavimą, tai viso to tikslas nebuvo, kad kažkokiu būdu tiksliai atspindėti tai, kas yra dangaus šventykloje. Gerai. Žydai turėjo keletą švenčių, kurias švęsdavo šventykloje. Per metus. Per metus, taip. Apie kokią šventę mes galėtumėm, siūlytum pakalbėti, kuri galėtų, kaip čia pasakyti, pristatyti mums, parodyti tą tarnavimą šventykloje. Kai Dievas liepia sustatyti šventyklą, Dievas įsteigė apeigas ir Dievas nurodė, kokios šventės turi būti švenčiamos ir kas turi būti atliekama pačioj šventykloje. Ir mes kalbam apie tai, kad Dievas numatė, jog šventykloje kunigai tarnaus kiekvieną dieną metų eigoje, Taip. o vyriausias kunigas Jom Kipuro dieną, tai yra permaldavimo diena. Ir ta diena, Jom Kipur, Jom tai yra hebrajiškas žodis, kurį verčiam į lietuvių kalbą kaip diena. Kipur tai yra apdengimas. Dienos apdengimas. Tai yra išvertus mes galėtume, paprastai sakoma, permaldavimo diena. Bet tai reiškia, kad tą dieną uždengiamos nuodėmės. Tai yra Dievas padarė tokį tarnavimą, įkūrė tokį tarnavimą, kad padėtų suprasti, kaip nuodėmės yra pašalinamos iš šventyklos. O ar galėtum pasakyti tada, kokios tos apeigos, jeigu galima vadinti apeigomis, kas vykdavo Jom Kipuro, biški daugiau? Tai kas vykdavo Jom Kipuro dieną, pirmiausiai, jeigu sulyginam kasdieninį kunigų tarnavimą ir Jom Kipuro dienos tarnavimą, tai kasdieniniam tarnavime kunigas, kai eidavo į šventyklą, tai šventykla sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji daly buvo smilkalų aukuras prieš uždangą, žvakidė ir stalas su padėtinė duona. Ir duonos kepaliukai būdavo keičiami kas sabatą. O kunigas įėjęs į šventyklą, jis turėdavo prižiūrėti, kad degtų žvakidė ir turėjo smilkyti smilkalus. Čia paprastas kunigas, ne vyriausias kunigas. Ir tai atlikdavo paprasti kunigai, atlikdami tam tikrą tarnavimą, bet tai atlikdavo ir vyriausias kunigas. Bet vyriausio kunigo užduotis taip pat buvo įeiti vieną kartą metuose į šventų švenčiausią antrąją dalį, kurie buvo jau padėta sandoros skrynia ir atlikti tenais tarnavimą. Ir ką tas tarnavimas simbolizavo, arba ką jis reiškia? Kadangi izraelitai padarydavo nuodėmes, tai jie turėdavo atvesti avinėlį prie šventyklos ir tas avinėlis būdavo paaukojamas. Kunigas imdavo avinėlio kraują, įneždavo į šventyklą ir šlakstydavo ant uždangos, kuris skiria šventąją nuo šventų švenčiausių. Ir tokiu būdu nuodėmės simboliškai būdavo įnešama šventykloje ir suterždavo šventyklą, pasilikdavo šventykloje. O vyriausias kunigas kartą metuose, tai simboliškų tarnavimų būdavo paskiriami du ožiai, tai yra vienas ožys paskiriamas mirčiai, tai yra jis paaukojamas,
ir jo kraujas įnešamas į šventų švenčiausią ir vyriausias kunigas šlakstydavo ant sandoros skrynios malonės dangčio. Taip. Ir tokiu būdu būdavo patepami taip pat tie aukurų ragai krauju ir taip vykdavo apvalymas per kraują. Ir kai vyriausias kunigas išeidavo iš šventyklos, tai uždėdavo rankas ant antrojo ožio ir tos nuodėmės būdavo perkeliamos. Ir taip ožys būdavo išleidžiamas į dykumą, kur paprastai iš dykumos negrįždavo, o žūdavo. Tai toks tarnavimas. Gerai, ačiū paaiškinai. O bet kaip tai susijęti su dangiška šventykla, nes turbūt tenai nėra nei dykumos, nei ten yra dviejų ožių turbūt, nei ten yra praliejimas kraujas. Ką tie simboliai kalba apie Na, tarnavimą dangišką šventyklą, jeigu taip įmanoma pasakyti? taip, žiūrėk, mes pagrindė nagrinėjom kunigų knygos 16 skyrių, nes būtent 16 skyriuje aprašyta Jom Kipuro diena. Taip. Ir čia, kur paminėjau, 16 skyriaus 7 eilutėje, paėmęs abu ožius ir pastatęs juos prie įėjimo į susitikimo palapinę viešpatės akivaizdoje, tas ožys paskiriamas viešpačiui ir jis paaukojamas. O ožį burtų paskirtą viešpačiui Aronas atves ir atnašaus kaip auką už nuodėmę. Jo kraują kunigas įneš į šventyklą ir tada Aronas, kai jau bus atliktas tarnavimas šventykloje, gyvajam ožiui ant galvos uždės abi rankas, išpažins virš jo visas Izraelio kaltes ir nusižengimus, visas jų nuodėmes sudėdamas ožiui ant galvos, o ožis bus išvestas į dykumą. Tai šitas tarnavimas tai yra simbolis. Ta prasme, ten be abejo mes net nemastom apie tai, kad danguje ten yra kažkokie tai ožiai ar kažkas tai panašaus. Ne, mes suprantam, kad čia yra vaizdinės priemonės, kuriomis pamokomos dvasinės tikros tiesos. Tai yra atskleidžiama, kaip žmogus gali prisartinti prie Dievo. Pirmasis ožys simbolizavo Mesiją, kuris prisiims ant savęs žmonių nuodėmes, o antrasis ožys simbolizavo šėtoną. Kadangi jis yra nuodėmės pradininkas, tai nuodėmės turi sugrįžti ant jo. Ir dėka Kristaus aukos mes esame išgelbėti ir mes turime viltį. Ir tas išliejamas ožio kraujas, kaip simbolis Kristaus išliejamo kraujo, tai nurodė į pakankamą Dievo auką, kurią Dievas buvo numatęs ateityje. Nes neįmanomas dalykas, kad ožių ar avinėlių kraujas galėtų atpirkti žmogų. Bet tos aukos simbolizavo tą tikrąją realybę, simbolizavo Kristų, simbolizavo Mesiją. Ir todėl izraelitai iš to tarnavimo ir mokėsi suprasti, kad ateityje ateis Mesijas, kuris mirs už jų nuodėmes. Ir dabar išpažindami savo nuodėmes, jie įgydavo tam tikrą laisvę savo širdyse. Nes dėka ateities aukos, jie turėjo laisvę, jie turėjo ramybę savo širdį. Ir toks tarnavimas tai unikalus. Ir todėl mes ir nesakom, kad danguje ten vyksta tų ožių aukojimas ir panašiai. Senajam testamente šitas tarnavimas visą laiką kreipdavo žmonių dėmesį į Dievo pagrindinį išgelbėjimo planą. Išgelbėjimas per visus amžius yra vienas ir tas pats. Nėra taip, kaip kai kurie sako, kad Senajam testamente išgelbėti per įstatymo vykdymą, Naujajam testamente per malonę. Ne, Senajam testamente išgelbėti per tikėjimą ateisiančiu Mesijumi. Tai yra išgelbėjimą gaudavo taip, kaip ir mes. Per tikėjimą. Ja. O sakyk, laiške Hebrajams 9 skyriuje, ar nuo 22 iki 24 eilutės, ten yra lygiai ta pati mintis, tik jau Naujajame testamente, nes prieš tai skaitė iš kunigų knygos, kad tai yra Dievo malonė, ar ne? Ir Kristaus įžengimas į dangišką šventyklą. Prašau, paskaityk tą. Hebrajams 9 skyriuje, čia nuo 22 eilutės yra parašyta. Taip pat bemaž viskas pagal įstatymą apvaloma krauju.
Tai labai įdomi mintis, kad na, apvalymas yra susijęs su krauju. Ne per vandenį. Ne per vandenį, taip, ir tai jau parodo, nurodo į simbolį. Mhm. Ir reikia suprasti tą dvasinę pamoką. Ir be kraujo praleimo nėra atleidimo. Tai yra, kaip gali būti atleistos nuodėmės, jeigu nuodėmė reikalauja bausmės. Nuodėmės alga yra mirtis. Viskas, šitoks yra įstatymas ir niekas negali šito dalyko pakeisti. Ir be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Taigi buvo būtina šitaip apvalyti dangiškųjų dalykų atvaizdus. Tai yra kalbama apie tą žemišką šventyklą ir tą apeiginį kunigų tarnavimą, kuris vyko ir kai krauju būdavo apvaloma šventykla. O pačius dangaus dalykus geresnėmis aukomis negu šios. Taigi avinėlių ar švarių gyvūnų išliejamas kraujas, tai buvo susijęs su senosios sandoros dalimis, su tom apeigom. Bet dangiškoji šventykla, apie ką rašo laiško Hebrajams autorius, yra apvaloma geresnėmis aukomis. Tai yra, reikia apvalyti ir dangišką šventyklą. Mat, Kristus įžengė ne į rankų darbo šventovę, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mūsų užtartų stovėdamas priešais Dievo veidą. Taigi tekstas labai aiškiai sako, kad dangiškoji šventykla turi būti apvalyta ir kad Kristus tarpininkauja dangiškoji šventykloje. O kada tai įvyko, vyksta ar įvyks? Na, jeigu dar paimtumėm šitą analogiją, tai yra kaip vykdavo tas tarnavimas žemiškoji šventykloje. Tu kalbė apie Jom Kipuro dieną. Taip, Jom Kipuro dieną, tai yra teismo diena, kai Kristus pakilo į dangų po prisikėlimo, tai žmogus išpažindamas nuodėmė pakyla į dangiškąją šventyklą, išpažintis pakyla į dangiškąją šventyklą. Ir Jėzus atleidžia nuodėmes, tarpininkaudamas už žmones. Bet į nuodėmes pasilieka dangaus knygose. Nors jos atleistos ir už tai tarpininkauja. Taip, nes mūsų viešpats Jėzus, jis atleidžia tai. Taip. Bet tam reikalinga teismo diena, dangiškojo teismo diena, tai yra tam tikras metas, per kurį tos dangiškos knygos bus pakeltos ir kiekvieno žmogaus, kuris teigia, kad jis tiki Mesijumi, kad jis tiki Dievu, kuris išpažino nuodėmes, bus peržiūrimos jų bylos. Ir tada būtent tos nuodėmės turės būti pašalintos iš dangiškųjų knygų, nes mūsų nuodėmės jos suteršia dangiškąją šventyklą ir jos turi būti pašalintos, kad teisingumas būtų pilnai atstatytas. Taip. Ir tai susijęta tarp dangiškos ir žemiškos šventyklos, ar ne? Žemiškosios šventyklos tarnavimas buvo tik simbolis to, ką atliks Mesijas dangiškoje šventykloje. Ir tai buvo atitinkamas paaiškinimas, kas atsitinka su mūsų nuodėmėmis. Nes paprastai krikščionis galvoja, kad jeigu galiu nuodėmiauti, tai Dievas atleis ir to užsibaigs. Bet jis negalvoja, kad visas gyvenimas yra įrašomas į dangiškasias knygas. Ir kad reikalingas teismo metas, kad tos nuodėmės būtų pašalintos iš dangiškųjų knygų. Gerai, tai yra tada, kada yra Jom Kipur, kada yra dangiška šventykla ir kada žemiška šventykla, atsiprašau, danguje yra dangiška šventykla. Bet praėjus 30 su truputėlį metų po Kristaus mirties žemiškos šventyklos nebėra. Ir ne tik žydai, ir krikščionys nebegalėjo nueiti į šventyklą, kad būtų Dievas pagarbintas. O kas tada? Žiūrėk, jau raštas nebekalba apie žemiškosios šventyklos reikšmę po Kristaus prisikėlimo iš mirties. Tada, kai Jėzus mirė Golgotoje, šventajame rašte yra parašyta, kad šventyklos uždanga buvo perplėšta į dvi dalis. Jie plyšo į dvi dalis, tai yra šventų švenčiausia, į kurią neturėjo teisės įeiti joks kunigas, tik vyriausias kunigas. Ir tai kartą metuose. Tai šventų švenčiausia tapo kaip ir atvira ir matoma visiems, kurie tarnavo šventykloje vieta.
Ir tuo Dievas parodė, tai yra užrašyta Naujajam testamente. Ir tuo Dievas parodė, kad užsibaigė tarnavimas žemiškoje šventykloje. Jie atliko savo paskirtį. Ir tas tarnavimas buvo iki tam tikro laiko. O kai Jėzus atėjo, jis išpildė tas pranašystės, išpildė tas apeigas. Ir jis pakilo į dangišką šventyklą ir todėl dėmesys jau turi būti kreipiamas ne į žemišką šventyklą, bet į dangišką. O ta žemiškoji šventykla, tu paminėjai, ten praėjo 30 metų, daugiau kaip 30 metų, kai romėnai sunaikino tą žemišką šventyklą, tai Izraelis nebeturėjo tos žemiškos šventyklos. Bet tai jau buvo nebeesminis dalykas, nebesvarbiausias dalykas. Nes svarbiausia krikščionims buvo dangiškoji šventykla, kaip apie tai ir rašo laiško Hebrajams autorius, kad mūsų viltis tai yra krypsta į dangiškąją šventyklą. Mūsų žvilgsnį, kaip Senajame testamente visų izraelitų, visų proizraelitų arba tikinčiųjų Izraelio dievų žvilgsniai visada nukrypdavo į Jeruzalę. Ir net mokiniai didžiuodamosi sakė, pažvelk, ar ne nuostabus pastatai, ar ne nuostabus šventykla, taip. Bet jei nelikus, Dievas nepaliko savo vaikų tokioj kaip nežinioje arba tokiame nusivylimė, Dievas ragina žvilgsnius kreipti į dangišką šventyklą, į Kristaus tarnavimą danguje. Taip. Ir Būtent ir tas tarnavimas, Jėzus tapo tarpininku, rašte pasakyta, jis yra užtarėjas, tai yra jis užtarė mus. Ir tai rašo apaštalas Paulius laiške ir Timotiejui, tai yra ir Jonas apie tai rašo. Apreiškimų knyga labai daug kalba apie Kristaus tarpininkavimą kaip vyriausio kunigo. Ir svarbiausiai, kad tas tarpininkavimas yra susijęs su žmogaus charakterio keitimu. Tai yra mes, kai ateinam pas Dievą, šventoji dvasia paragina ateiti pas Dievą. Ir šventoji dvasia atskleidžia nuodėmes, parodo, kur suklydai, kur pasitraukiai nuo Dievo valios. Ir paragina nuodėmes išpažinti. Ir būtent išpažindami nuodėmes mes turime ramybę savo širdyse. Ir tai dėka Kristaus atliekamo tarnavimo dangiškoje šventykloje. Tai yra jis rūpinasi, kad širdis būtų apvalytos. O kur paminėjai, kadangi Jom Kipuro diena buvo tas šešėlis į tam tikrą ateitį, į ateities laikotarpį, tai pranašo Danieliaus knygoje, 8 skyriuje, 14 eilutė yra parašyta, jis man tarė, 2300 vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta. Tai yra, čia yra ta žymioji pranašystė, kur yra nusakomas laikotarpis, kada prasidės dangiškosios šventyklos apvalymas. Čia ne tik įžymioji, jinai pati ilgiausia dar to pačiu. Taip, mes kaip ir praeitą kartą nagrinėjom, kad ta pranašystė išsipildė 1844 metais. Ir būtent jau kalbama apie dangiškąją šventyklą. Dangiškoji šventykla turi būti apvalyta. Ir aišku, jeigu pasižiūrėtumėm į hebrajišką tekstą, hebrajiškam tekste yra panaudotas žodis nitzag. O tas žodis tai yra nurodo į atstatymą arba tą teisumą. Ji taps teise arba atstatyta, arba kaip septuagintoj apvalyta. Tai yra visos tos reikšmės, jos tinka. Šventykla, dangiškoji šventykla turi būti atstatyta į savo tą tikrąją padėtį. O prisimink, kad per visus šitos, per tą krikščionybės laikotarpį, kai siautėjo atpuolusi krikščionybė nuo tiesos, tai žmonės buvo užmiršę tiesą apie dangiškąją šventyklą. Ir būtent nuo tų metų apie tą laikotarpį žmonės susidomėjo šitą tiesą. Ir tiesa apie dangišką šventyklą buvo atstatoma. Advento judėjimas, adventistai pradėjo daugiau tyrinėti šventąjį raštą ir atrado tas tiesas, kad raštas kalba daug daugiau negu kad reformacija suvokė tą mintį. Kristus tarpininkauja dangiškoje šventykloje ir nuo tų metų prasidėjo dangiškasis teismas. Tai yra ir tiesa apie dangišką šventyklą atstatoma, ir dangiškasis teismas prasidėjo, ir sprendžiamas tikinčių žmonių bylos, atstatomas jų statusas, patvirtinama, kad tie žmonės, kurie ištikimi Dievui, kurie pripažino Dievą, jie gyvens amžinybėj.
ir Dievo charakteris yra atskleidžiamas, parodomas, kad Dievas nėra koks despotas arba nėra tas prispaudėjas, kuris, kaip kurie žmonės galvoja, kad jis nori patraukti visus į mirtį, kad visi ten pražūtų ir tik žiūri, kad pastebėtų žmogaus klaidą ir žmogus neturėtų vilties. Ne. Dievas yra mylintis Dievas. Ir dangiškajam teisme Dievo charakteris yra atstatomas. Ir todėl mes ir skelbiam apie mylintį Dievą, apie tą Dievą, kuris apreikštas Šventojo rašto puslapiuose. Mes skelbiame ne todėl, kad mes tai sugalvojame, bet todėl, kad tai yra Švento rašto tiesa ir todėl, kad iš tikrųjų šventykla nėra vien rinkinys skirtingų apeigų. Šventykla tai yra vieta, iš kurios sklinda tikra šviesa kiekvienam, kuris nori turėti viltį, nori turėti išgelbėjimą ir nori turėti ateitį Dieve. Taip, nes būtent jeigu kalbam apie dangiškąją šventyklą, tai Dievas ir paskatino tą judėjimą adventistus, kad jie daugiau skelbtų apie šitą tiesą, skelbtų apie teismo valandą, nes Kristaus ateimas jau yra arti ir žmonės turi ruoštis Kristaus ateimui. O kaip tu gali ruoštis, tu turi suprasti, kokie esi padėti, tu turi suprasti, kaip Dievas tave gelbėja, tu turi suprasti, kas yra išpažintis, kas yra nuodėmių atleidimas, kaip tai vyksta. O yra daug tokių sukurtų žmogiškų teorijų, kurios užgožia tas tiesą. Ir būtent tas mokymas apie dangiškai šventyklą atstato tas tiesas ir padeda suprasti Kristaus teisumą. Paliau, ar galėtum apibendrinti mūsų tyrinėjimą apie šviesą iš šventyklos dar porą sakinių? Kadangi mes pradėjom nagrinėti nuo tų tekstų, kurie kalba apie tai, kad Dievas liepia izraelitams padaryti šventyklą, kad jis galėtų gyventi tarp jų, tai mes ir išsiaiškinom, kad tai turėjo labai gilią prasme. Tai buvo atitinkamai mokomoji priemonė arba Seno testamento geroji evangelija, geroji naujiena, iš kurio izraelitai mokėsi apie Dievo meilę ir jo auką dėl jų, kad žmogus gyventų amžinybei, reikalinga auka, be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Ir Naujojo testamento laiško Hebrajams autorius būtent ir atskleidžia, kad po prisikėlimo Kristus pakilo į dangiškąją šventyklą, kad tarpininkautų už mus. Ir todėl, kaip Jom Kipuro diena buvo numatyta Izraelio tautoje, taip ir teismo diena, kuri prasidėjo 1844 metais pagal pranašystę ir ji tęsiasi iki šioliai, tęsiasi iki malonės laiko pabaigos. Tai vyksta tas teismas, kuriame atstatomas pilnas teisingumas. Nes visos tos neteisybės, su kuriuom žmonės susiduria, jos turi būti pašalintos. Ir teisingumas turi triumfuoti. Ir dangiškajam teisme Kristaus teisumas, Dievo charakteris yra išaukštinami. Kas gali būti geriau? Ačiū, Valiau, už temą. Ačiū, brangus draugai, kad buvote kartu su mumis. Likite ir kitą kartą su mūsų tyrinėjimu. Susitiksime po savaitės. Iki. Sudėjom.